Sveiki, mano vardas Gintas, dirbu įmonėje Kaparol Lietuva technologu. Šiandien norėčiau Jums papasakoti apie vieną naują produktą skirtą pamatų ir kitų betoninių paviršių sandarinimui prieš vandenį. Firma Avenarius Agro yra austrų kompanija, kuri priklauso Kaparol įmonių grupiai ir gamina greta kitų savo produktų ir bituminius sandariklius. Šis sandariklis vadinasi Isolant Baudicht ir skirtas, kaip čia matot, šito namo pamatų hidroizoliacijai. Aš demonstruosiu vieno komponentų produktą Isolant Baudicht. Šiaip yra gaminami ir dviejų komponentų produktai, kurie skirti sandarinimui, kai yra didesnis vandens slėgis. Kaip ir visi darbai, prasideda nuo pagrindo paruošimo. Pagrindas turi būti sausas, švarus, be atsiskiriančių dalelių ir po to dengiamas pirmas gruntinis sluoksnis. Gruntinis sluoksnis daromas iš to pačio produkto, jį skiedžiant vandeniu 1:1. Antras tarpinis sluoksnis ir jeigu reikia dar ir sekantis sluoksnis, dengiama neskiedus vandeniu, jeigu reikia ir tai pačia medžiaga, tuo pačiu produktu galime klijuoti ir šiltinimo medžiagą, tai šiuo atveju polistireną. Produktas skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1, gerai išmaišomas iki vientisos konsistencijos ir po to gruntavimo šepečiu dengsime ant paviršiaus. Paviršius gerai įtrinamas, kad produktas patektų į visas įdubas ir nelygumus. Šį produktą galima dengti ir purškiant. Kai dideli plotai, galima naudoti specialias purškimo mašinas ir dengti purškiant. Jeigu yra kažkokios tai siūlės, kurios yra įskilę, įtrūkę ir yra galima maža deformacija, į šį produktą galima įterpti specialų armavimo tinklą. Taip pat yra ir vienas iš šitos įmonės gaminamų produktų su polistireno granulių priedais. Jeigu yra kažkokie ant pamato nelygumai, trūkumai arba didelės išdaužos arba tarpai tarp pamatinių blokų, galima su tuo produktu, kuriame yra polistireno granulių, užglaistyti tuos trūkumus ir nelygumus. Išdžiūsta gruntinis sluoksnis prie 20 laipsnių temperatūros po 1-2 valandų ir galima dengti sekantį sluoksnį. Masė yra paruošta naudojimu, tiksotropiška, belieka ją tik tai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu arba jeigu mažesnis kiekis reikalingas, užtenka pamaišyti paprastą mentelę. Norint užtikrinti tolygų medžiagos sluoksnį, naudojam dantytą mentelę ir su ją dengiam pirmą tarpinį sluoksnį. Uždengia kažkokį tai plotą, nelygu oro sąlygos, kol nespėjo pradėti džiūti, mes jį išlyginam, suglostom, taip sakant. Medžiaga labai plastiška, labai lengva dirbti, beveik be kvapo, kaip jau ir minėjau, skiedžiama vandeniu, įrankiai taip pat plaunami vandeniu. Taigi, pirmam sluoksniui išdžiūvus galima dengti antrą sluoksnį. Pirmas sluoksnis, kaip jau minėjau, reikalingas užpildyti mažas tuštumėlės, poras, smulkius įtrūkius. Jam išdžiūvus dengiam antrąjį sluoksnį. Ši vieno komponento aplinkai nekenkianti danga yra atspari, aišku, vandeniui, druskos tirpalams, taip pat skiestoms rūgštims, atlaiko iki +80 laipsnių temperatūrą, pilnai išdžiūsta, kai oro temperatūra ne mažiau 5 laipsniai. Užpilti žemėmis galima po 3-4 dienų, kaip jau ir minėjau, ant padaryto hidroizoliacijos sluoksnio galime klijuoti ekstruduotą polistireną. Virš žemės paviršiaus jisai dar tvirtinamas papildomais smeigėmis, jeigu reikia. Jeigu yra didesnis vandens poveikis, tai yra slėgiminis vanduo, tada naudojamas produktas dviejų komponentų. Isolant Kellerdicht 2K vadinasi. Taigi,
Naudodami austrų kompanijos Avenarius Agro produktą Izolant Baudicht padarėm ilgamžę pamato dangą, kuri ilgai saugos šį statinį nuo vandens.